Labai žymus Japonijoje gastroenterologas profesorius Joni Yoshikazu Sen atvykęs buvo į Lietuvą ir įdomią konferenciją Lietuvos medikam paskaitė apie kalcio poveikį žmogaus organizmui. Joni Yoshikazu Sen yra glikeminės asociacijos steigėjas, prezidentas, Došišo universiteto gastroenterologijos dėstytojas, visą savo gyvenimą pašventęs studijuoti, gydyti gastroenterologijos srityje. Taigi, aš labai dėkinga, kad Joni Yoshikazu Sen mane supažindino su labai įdomiu japonų gamintoju, tai koralų, miltelių, koralinio kalcio gamintoju. Jonaguni saloje koralai sausumoje yra daugiau negu 100 000 metų. Šios salos savininkai yra nedideli gamintojai, donant gamintojai, kurie labai tausojančiomis gamybai aplinkybėmis 4 minutės 130 laipsnių prie 2 atmosferų sterilizuoja koralus ir juos susmulkina ir taip gaunamas gryni koralo milteliai, kuriuos reikėtų sumaišyti su vandeniu arba naudoti sausus, bet aš sumaišau vandenį ir naudojusi japonų rekomendacijom ir gaunamas toks, kaip, sakysim, okeano jėgos šaltinis. Donant miltelius ištirpiname į vandenį ir pasigaminame taip tikrą okeano kokteilį. Pasirodo, kad koralai savyje talpina net 73 mineralus, o didžioji sudedamoji dalis, aišku, kalcis. Kalcis žmogaus organizmui labai reikalingas. Tai kiekvienas žmogus turi kalcio savyje apie 1,2 kg, tačiau nuo 30 kalcio kiekis organizme mažėja apie 1%. Moteris per menopauzę ypatingai susiduria su dideliu kalcio praradimu mūsų organizme. Stuburo srityje apie 40%, o dubens srityje apie 50%. Tai viena iš senėjimo priežasčių. Dėl to japonai kalciui suteikia labai daug dėmesio. Tai vienas iš sudėtingiausių mechanizmų, kaip pasisavinamas kalcis. Yra skirtingo kalcio. Yra kalcis iš kiaušinio, gaunamas lukšto apie 16% pasisavinam, iš krakmolo apie 14%, iš kriauklelių apie taip pat 12%. Tačiau kalcio karbonatas, kuris gaunamas iš koralų, pasisavinamas 89%. Tai yra absoliučiai draugiškas, natūralus. Japonijoje net vaikų ledai pastoviai papildomi koralais, kad nuo mažens augdamas žmogus turėtų tinkamą ir saugų šaltinį kalcio. Kalcio pasisavinimui lemia ne tik tai jo kilmė, bet ir aplinka. Koraluose esantis mineralai yra jonizuoti, kaip ir terminis okeano vanduo. Taigi mes gauname jonizuotą gėrimą su jonizuotu kalciu ir taip pat aplinka. Rekomenduojama paros norma žmogui yra 1-2 mg kalcio per parą, taigi 1-2 pakeliai per parą galite mėgautis sportuodami, papildydami savo gertuvę arba ryte su jogurtais. Kalcis yra labai svarbus ne tik prevencijoje osteoporozės srityje, bet kalcis dalyvauja ir raumenų funkcijoje. Neretai pastebima, kad tempia arba spazmuoja raumenis. Tai vienas iš požymių, kad yra trūkumas kalcio organizme. Taip pat kraujotakos sistemoje, kad būtų tinkamas kraujospūdis ir nepaprastai svarbus nervų sistemoje. Taigi kviečiu tokia kaip ir trumpa pažintinė kelionė apie japonų sveiką gyvenimo būdą. Ir jeigu manote, kad kalcis jums būtinas, tai okeano kilmės, natūralus, koralinis kalcis, aš manau, kad tikrai suteiktų ir papildytų, būtų jūsų energijos šaltinis.